Bandykim tokiam rateliui, reiškiasi, išbandydami naują nuolatinės atstovybės, reiškiasi, ryšio sistemą, kaip ir pasikalbėti. Visų pirma, tikiuosi, kad, kaip ir bandėm, kad tiek ministras Saudargas mus girdi, tiek Karolina, tiek Rimas mus girdite. Taip, girdim, taip. Čia pirmoji pradžia ir pasitikrinimas prieš visus kitus pranešimus. Bet tokia šiandien proga, reiškiasi, kad Respublikos prezidentas šiandien iš ryto po samitų briuselinių kartu su ambasadorium paskelbė, inauguravo, darė, reiškiasi, lentelę. Vieną iš atstovybės salių skirtą Adolfui ir Birutei Venska. Ir tai yra iš vienos pusės ir pripažinimas, ir tam tikros skolos grąžinimas ir jų šimtmečio paminėjimas. Dėl to, kad ir Adolfui ir Birutei pernai lapkričio gruodžio mėnesį sukako po 100 metų. Bet taip pat yra pakvietimas ir pokalbiui, pasikalbėti, reiškiasi, apie, iš vienos pusės būtų galima kalbėti apie šitą atstovybę, apie nuolatinę atstovybę ir apie mūsų atstovavimą Europos Sąjungoje. Bet šiandien pasirinkom kiek kitą kampą kalbėjimui apie tai ir apie tuos, ką vėlgi Adolfas ir Birutė puikiai atstovauja, kurie neleido pamiršti Lietuvos nuo to laiko, kai josios suverenumas, reiškiasi, buvo sutrukdytas 40 metais, iki tol, kol jis buvo atstatytas 90 metais. Tai reiškiasi, kalbam apie 50 metų lietuvių vienokį ar kitokį veikimą, buvimą Europoje. Ir dėl to džiugu, kad, reiškiasi, tokiam rate galėjom susirinkti. Reiškiasi, ir čia taip pat Briuselį apsikeitė vietų, reiškiasi, Vilniečiai ir briuseliečiai, reiškiasi, ir kauniečiai atvykę yra į Briuselį, o tie, kas iš Prancūzijos, Vokietijos ar Kanados, yra Vilniuje. Reiškiasi. Taip pat Vilniuje ir ministras Saudargas. Dar kartą dėkodamas, reiškiasi, ambasadoriui Aleksejūnui ir Mykolui Mazalevskiui už šitą progą susirinkti, pasikalbėti, pažymėti šitą įvykį. Taip ir įsivaizduočiau, kad pradėtume nuo nedidelio intarpo, reiškiasi, aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio prisiminimo apie Adolfą Venskų, apie jo paskyrimą. Tada ministras Saudargas turbūt sujungtų tiek prisiminimą apie šios žmonės, bet taip pat apie laikotarpį, epochą, kurį mes čia kalbam. Asta Bretienė nupieštų tokią biškį platesnę panoramą išeivijos, reiškiasi, kalbamam laikotarpį, o Karolina ir Rimas, reiškiasi, tikiuosi pasidalintų savo patirtim, savo šeimų patirtim, reiškiasi, tos veiklos, to gyvenimo, kurie gyveno, reiškiasi, lietuvių bendruomenėse, institucijose, organizacijose ir veiklose. Tai jeigu taip tiktų, Mykolai, gal tada pradėkim nuo profesoriaus Landsbergio ir tada eisim prie ministro Saudargo. Atsimenu labai gerai, buvo nuostabus žmogus, labai aiškus, tvirtas, ištikimas ir savaip kuklus laikysena, bet tai buvo tas derinys kuklios laikysenos ir labai tvirtos.
neišsišoka, netriukšmauja, nedaužant langų, visą primena teisinę teisinį pagrindą. Žinoma, įtakoja savo reiškia partinę liniją, partinėje plotmėje. Nebe to atsirado ir vakarų valstybėse tam tikri Lietuvos informacijos biurai. Ne visai Lietuvos, bet krikščionių demokratų. Tartum tai yra taip leidžiama arba nekelia. Ar čia, ne, čia Mykolas sukarpė šitą dalyką, bet ačiū už tai. Ministrė, jei girdit, mes jūs girdim, kaip pratęstumėt šitą kalbėjimą, koks jūsų būtų intarpas, ir aš manau, ir man tokiam raundui galėtume iki 10 minučių, o po to žiūrėtume, kokių klausimų ar temų iškiltų. Ministrė, jums žodis. Visą tam kartui mikrofono. A dabar girdite? Dabar gerai girdim, jo. Ką? Girdim gerai. Girdite, aš gal buvau įjungęs ausinės klausytis, gal jos čia užblokavo man mikrofoną. Tai atsiprašau, kad man nepasisekė čia pilnu vaizdu patekti į šį susirinkimą. Bet gal bandysiu balsu išreikšti savo mintis ir visų pirma noriu labai nuoširdžiai padėkoti, todėl kad man tas asmeniškai ypatingai svarbu, nes Adolfas ir Birutė buvo ir artimi, nors jie buvo vyresni už mane. Aš gimiau taip pat po karo, o Adolfas pasitraukė, kaip žinot, kaip tik grįžtant bolševikams, tai apie 20 metų ar kiek skirtumas, bet vis tiek mes buvom tikri bičiuliai, bendražygiai. Ir tai, kad jo veikla, prisiminėt, tie, kas priėmė sprendimą ir, kaip supratau, ir aukščiausi valdžios pareigūnai, ir iniciatoriai, sumanytojai šito pažymėjimo ir visi vykdytojai, visiems labai nuoširdus man asmeniškas. Ačiū, kad prisiminėt šitą labai mielą ir nuostabų žmogų. Bet toks pasakymas yra tokia viena jo pusė, nes jis iš tikrųjų buvo toks bendravant labai švelnus, ramus, o iš tiesų tai buvo labai atkaklus ir tvirtas kovotojas. Pakanka įsivaizduoti, kad visą šitą ne vieną dešimtmetį, kada jis pasitraukė iš Lietuvos, tuo metu, bent jau jis taip pats liudija ir savo knygelėje, ir asmeniškai yra sakęs, jam buvo labai skaudu pasitraukti iš Lietuvos, ir būtent šį žodį jis vartoja, nes kartais pasako pabėgėliai, reiškia, kad pabėgo iš Lietuvos tie, kurie pasitraukia. Jau vien ta tokia žodžių kaita jam būdavo skaudi, sakė, aš pasitraukiau ir jis norėjo likti ir kovoti už Lietuvą, bet taip maždaug supratau, kad kiti bičiuliai ar artimieji jam patarė, sako, tu geriau nebandyk, nes jis tuo metu į mišką kur nors patekti ar susirastas kovoje, tu tik pakeliui žūsi ir iš to nebus naudos. Ir štai jis tarytum kaltę, tarytum skolą Lietuvai jausdamas pasitraukė ir štai to savo visų gyvenimo jisai buvo kovotojas. Kiekvieno tokio lietų, ne kokiu tokiu skambiais ginklų žvanginimais, bet tokia labai lietų ir atkaklių darbų. Prisiminti reikia, kad ir Birutė leido
tos leidinius spausdino ir jisai, būdamas beje, būtent Europoje, todėl kad dauguma išeivių vis dėlto tokių centrų politinių, rezistencinių pastraukė į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip žinot. Beje, taip pat ir Krikščionių demokratų partija Lietuvos niekad nebuvo nutraukus savo veiklos, bet ji taip pat buvo Amerikoje. O štai Adolfas, jisai tą veiklą vystė čia pat Europoje ir kas labai svarbu ir šiandien mums prisiminti, netgi pasakyčiau šiandieniniam politiniam kontekste, labai suprasti jo tokią, nežinau, gal čia neverta sakyti, kad čia kokia europinė, tiesiog kultūra politinė, kada jisai štai partiniais kanalais ir partijos interesus visus pašventė taip, kaip ir privalo partijos dirbti kiekvienoje valstybės interesams. Tai yra labai svarbus dalykas šiandien dar ir dar kartą prisiminti ir suprasti. Natūralu yra, partija yra dalis politinio gyvenimo ir ta dalis konkuruoja su kitomis dalimis ir tai yra natūralu ir suprantama. Tačiau supratimas, kad aukščiau visko yra tarnavimas valstybei, tai būtent vedė ir Adolfo Vensko į šitą tokią nuolatinę, kasdienę kantrią kovą. Ir kai mes susitikom su juo būtent per Krikščionių demokratų liniją, ir po to mes kartu dirbom būtent Lietuvos labui. Jau čia buvo užsiminta šiek tiek, gal čia taip nelabai supratau, iš to įrašo nebepamenu, lyg ir esu klausęs šitos Landsbergio atsiminimus, bet kai mes kūrėm tos informacinius biurus, kaip vadino, ir štai šitą ambasadą, kuri dabar yra štai tiek puikių išsilavinusių ir gabių žmonių, kurie organizuotai tvarkingai gina Lietuvos interesus. Pradžia buvo, kai mes nuėjome pas, be abejo, Adolfas mane nusivedė, tas buvo štai tais lemtingais, po lemtingų sausio įvykių, man teko dirbti Briuselį ir Londone daugiausiai. Adolfas nusivedė pas Krikščionių demokratų internacionalo generalinį sekretorių Andrei Liuji. Po to mes aplankėm Europos Krikščionių demokratų sąjungos generalinį sekretorių Tomą Jansen ir mes prašėm pinigų ir mums pinigų suteikė ir buvo štai išnuomotas Hotel de Monet gatvėje patalpos, apmokėtas telefonas, kurio man teko skambinti tuo metu į Islandiją, vis prašant Jan Baldviną Hanbalsoną, didį Lietuvos rėmėją, kad prašau, eik dabar į vyriausybę, į Altingą ir kuo greičiau galėtume gal žingsnelį padaryti link diplomatinio pripažinimo Islandijos. Štai viskas vyko štai šitais telefonais. Tai tokią jisai pradžią padarė ir po to šitas buvo, bet čia turbūt papasakos apie jo tą okupacijos metus išeivijoje, kaip jis dirbo Europos parlamente. Mažai kas žino turbūt Lietuvoje, kad ta garsi rezoliucija, kuri buvo ten žmogaus teisų padaryta, tai jo ryšiai su Otto von Habsburgu ir kitais įtakingais krikščionių demokratais buvo šita rezoliucija prastumta, jeigu taip galima pasakyti, Europos parlamente. Ir manau, kad labai gražu ir prasminga, kad Adolfas sulaukė tos dienos, kada laisva Lietuva galėjo jį paskirti pirmuoju Lietuvos atstovu štai europinėse institucijose, prie Europos Sąjungos ir NATO. Ir tai tikrai jam buvo malonus toks, sunku pasakyti, kaip tą išreikšti, aš net neįsivaizduoju, juk jis neėmė niekuomet svetimos valstybės paso, pasiekęs labai ženklių ir rimtų
savo karjeros pasiekimų profesionalių, kaip specialisto, technologo. Ir štai nepaisant to, jis vis dėlto išliko visą laiką Lietuvos pilietis ir štai jis sulaukė to meto, kada jis galėjo oficialiai laisvai Lietuvai tarnauti formaliu tokiu atstovavimo būdu. Tai dar kartą noriu tikrai padėkoti labai visiems sumanytojams ir įvykdytojams šito atminties ženklo ir labai prasminga ir gražu, kad ta patalpa bus paskirta Birutės ir Adolfo Venckų, nes jie tikrai visoje toj kovoj ir gyvenime buvo neatskiriami. Labai ačiū Jums. Ačiū ministre. Iš tikrųjų, turėjau nuo to pradėti, kad salė, kuri yra pavadinta jų vardu, yra viena mažesnių, bet sakyčiau, vienas svarbesnių nuolatinės savybė. Tai yra video salė, ryšio su sostinė, ryšio su Vilniumi. Tai turbūt viena dažniau, kasdieniškai lankomų ir įdarbintų. Tai tas yra gražu visom prasmėm. O profesoriaus Landsbergio, kodėl nuo jo pradėjom? Tai dėl to, kad Aukščiausioji taryba, Aukščiausios tarybos atkūrimo prezidiumas paskyrė Adolfą Venckų, 91 metų pabaigoje, šituo kalbamojo atstovu. Ir dar trumpai atsiepiant, ministre, ką jūs paminėjot, buvo nuostabu šiandien klausyti, kad kaip prezidentas perskaitė tai, ką ir jūs minėjote, ta citata Venckaus, kuri ant tos lentelės yra, kaip sakyti, užrašyta, lieka labai svarbia ir tokia kelrodinė. Aš visą laiką kartoju ir kartosiu, kad aš nepabėgau iš Lietuvos, aš pasitraukiau iš Lietuvos, kad čia vakaruose, neprarasdamas vilties, dirbčiau ir prisidėčiau prie tų, kurie kruopelytė po kruopelytės renčia jos nepriklausomybės atgavimo pamatus. Tai tas tikrai prezidento pagaulumas irgi buvo nuostabu matyti. Dabar, Asta Petredienė ilgus metus tyrinėja šitą laikotarpį, kurią mes aptarti čia susirinkę esame, nuo okupacijos iki nepriklausomybės atgavimo. 40, 45, 90 metai. Asta, kaip jūs tą panoramą nupieštumėt, o tada jau mes žiūrėsim, kas dar prisidėtų prie jūsų. Labą dieną visiems. Dėkodama už dėmesį ir kvietimą dalyvauti tokioje garbingoje draugijoje. Aš truputį įvesiu tokį istorinį kontekstą, kaip, kas, kodėl. Ir šiuo atveju Adolfo Venckaus ir Birutės Venckūnienės pavyzdys labai idealiai tinka apibūdinti tą 50 metų sunkų kelią. Tai Lietuvai okupacija ir šaltas karas prasidėjo 40 metų birželį. Tai diplomatinė tarnyba pradėjo veikti būtent su paskutiniu užsienio reikalų ministro įsakymu. Ginti pasiuntinybės konsulatus. 44 metais pati intelektualiausia lietuvių dalis, saugodama, tai yra savisaugos instinktas, tai žmogiška, saugodama, neslėpkim, tautos intelektualinį aruodą, lobyną, pasitraukė į vakarus. Vėliau per kelis metus, jau antro pasaulinio karo metais, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, dalis jų didesnė pasitraukė į Jungtines Amerikos valstijas kaip į dar saugesnę erdvę, bet liko dirbti ir diplomatai šiapus ir anapus Atlanto ir aktyvesnė visuomenės dalis, bendruomenės dalis. Kur yra visas žavesys to laikotarpio? Tai yra puikus bendradarbiavimas tiek Lietuvos diplomatinės tarnybos, kuri niekada nenutraukė savo veiklos. Jinai nesimbolizavo, bet įrodė, kad yra valstybingumas, jis yra išsaugotas nuo pat 18 metų iki pat šios dienos.
valstybingumą liudijantys faktai. Jie yra oficialiai pripažįsti diplomatai, pasiuntiniai, konsulai. Kitas yra dalykas, tai yra pati visuomenė. Jinai susiorganizavo į bendruomenės, taip jinai išsaugojo savo lietuviškumą, taip jinai galėjo rūpinti savo jaunąją kartą ir tas prasidėjo dar Antro pasaulinio karo metais, kai buvo steigiamos mokyklos ir vėliau išsaugotos. Čia geriausias pavyzdys yra Vasario 16 gimnazija Vokietijoje ir išsaugoti savo tapatumą. Netgi buvo įkurtas Pabaltijo universitetas kartu su latviais ir estais, kitaip tariant, rūpinosi ne tik tai mokiniais, bet rūpinosi ir studentija. Kad būtų išsilavinę ir jie galėtų sėkmingai integruotis į atskiros šalies gyvenimą. Užsienio šalim taip pat buvo naudinga lietuviai, kaip turėję labai gerą vardą, padorus, išsilavinę ir atsakingi. Tai šiuo atveju Adolfo Venskaus pavyzdys puikiai tinka. Jisai inžinierius, išsilavinęs, puikus savo srities specialistas, bet neleis pameluoti prisijungę ponia Karolina, kad po savo įprastinių darbų, kad ir kokiai srityje dirbtų, jų tėvai paprastai praradę savo darbą su lagaminėliu rankoje, kaip pasitraukusiai, staiga čia ir dabar, jie dirbdavo tos paprastesnius darbus, bet po darbų jie tarsi grįždavo į Lietuvą. Kurioje srityje dirbtų, ar tai politiniai, kaip Adolfas Venskus, ar kultūriniai, ar meniniai, bet kurie išraiška, jie gyveno Lietuvą. Kitaip tariant, jų tas dabar sujungimas diplomatinės tarnybos, kuri visą laiką kėlė Lietuvos vardą tarptautinėje arenoje, ir išeivijos buvo tiesiog tas branduolys iš dviejų dalių, kuris labai padėjo 90-ųjų Lietuvai. Dar vienas momentas, tai kad tai, ko negalėjo padaryti diplomatai, kadangi buvo laikomasi tyrios politikos, negarsiai balso, kad sovietam nereikalaujant, mes atsisakytume jūs pripažinti. Kitaip tariant, tylioji diplomatija. Bet diplomatai atsirėmė į savo išeiviją. Išeivija politiniai aktyviai ir tikrai pasimokus iš vakarų demokratijos galėjo eiti į parlamentus, belstis į duris ir sakyti, štai mes esam, mūsų tauta yra okupuota ir mes keliam savo balsą. Ir išėjimas su trispalviai vėliava į gatves, ir protestai prie sovietų ambasadų, ir rezoliucijų paskelbimas. Ir galiausiai pačios išeivijos intelektualinis darbas, pradedant Europos studijų savaitėm arba diskusijos uždaresniuose ratuose arba suvažiavimuose, kongresuose, kurie vykdavo šiapus ar anapus Atlanto. Tai reiškia išlaikyti dar ir tautos gyvastį intelektualinę, švietėjišką prasme. Toliau, Adolfo Venskaus pavyzdys irgi labai gražiai iliustruoja tą momentą ir leidžia jungti su Lietuva. Kodėl? Todėl, kad Adolfas Venskus savo iniciatyvą, vykdydamas savo tą išeivijoje veiklą, jis vėliau, gerbiamas Algirdas Uldargas tą paminėjo, jis tarsi už rankos atvedė 90 metų Lietuvą į Europą. Mes Europos parlamente buvom. Ten gaudavomės, todėl, kad buvo atkurtos išeivijoje partijos, kažkokie judėjimai ir jie visą laiką palaikė ryšius. Pavartų Europos tautų asamblėje, jie palaikė ryšius ir kada atėjo tinkamas momentas, jie iš Lietuvos žmonės perė Europą. Tais ryšiais buvo palaikoma ir ne veltui šiandien mes tikrai atiduodam duoklį ir gerbiam Adolfą Venskų ir paminim dar būtinai ir Birutę. Kitaip tariant, vidinė iniciatyva
iniciatyva, mažiau čia kalbėta, paminėta buvo Birutė Venskūnienė, bet jinai dirbo informacinį darbą. Visus tuos 50 metų jinai vertė straipsnius, tekstus Eltos, kurią rengė Vyriausias Lietuvos išlaikymo komitetas, kurią informaciją taip pat teikdavo Lietuvos diplomatai. O informacija kitom visom kalbom, ne tik tai lietuviams, bet ir prancūzų, vokiečių, anglų, tai buvo informacija pasaulyje. Ir versdavo bažnyčios kroniką. O bažnyčios kronika tai yra žmogaus teisės ir leidinės teisės. Ir tai dalykas, kuris iš tikrųjų yra pamatinė teisė, pamatinis Europos gyvenimo pagrindas. Ir va šitie dalykai išjudino ir Europą, kad taip, tauta gyva, jinai nežiūrint, kad jinai už dvigubos sienos, kitaip tariant, ne Lenkija, Vengrija, ne Čekoslovakija. Dar vieną sieną reikėjo pramušti. Ir va tas, kaip sakoma, jeigu iš kalėjimo nori įsilaisvinti, reikia belstis ir ardyti sieną iš dviejų pusių. Tai Lietuvoje buvo ir ta labai džiaugiasi visa išeityje ir diplomatai tą gyvastimį, kad bažnyčios kronika, kad yra prostatai, kad yra Lietuvoje švenčiama, uždraudžiama ir tai rodo, kad yra draudžiama ir neigiamas Lietuvos nepriklausomybės faktas. Tai yra draudžiama vasario 16-osios minėjimo šventė, trispalvė ir iš vidaus yra Lietuva gyva. Romo Kalantos pavyzdys rodo, kad net ir ta jaunoji karta, kuri nematė tos 18-40 metų Lietuvos, to tarpo, jinai vis tiek yra ta Lietuva. Tai iš vidaus yra ardoma kalėjimo siena ir iš išorės. Ir va tas gražus labai visos tautos, ar šiapus, ar anapus sienos, ar anapus Atlanto tas susibūrimas iš tikrųjų kuo puikiausiai parodo tą visą gražų 50 metų kovos yra rezultatas. 90 kovo 11 neatsitiktinė, jinai didelės kovos yra rezultatas. Tiek diplomatinė tarnyba, tiek lietuvių išeityje, bet kokia forma protestavus ir save demonstravus ir leidusi neužmiršti. Ir pati tauta iš vidaus. Tai tą reikia sakyti ačiū, ypač Adolfo Venskaus asmeniui, kaip tas, kuris buvo praktikas diplomatas, kuris tapo tikruoju ambasadoriumi. Ir čia, sakyčiau, net ir likimo, mes sakom kitoj prasme likimo dovana. Čia yra likimo apdovanojimas jam. Ačiū. Ačiū Jums. Karolina, tikiuosi, kad čia kalbami dalykai Jums atpažįstami kažkiek tai. Reiškiasi, Aš atsiprašau, kaip Jūs pratęstumėt, reiškiasi, savo patirtį ir savo istoriją? Gerai, aš labai atsiprašau, bet pusiau, ką Asta pasakė, aš nesigirdėjau. Buvo garsas labai prastas, aš atsiprašau tada Asta labai... kad negirdėjau. Galima porą žodžių apie ponios Adolfas ir Birutė Venskūnienė, kaip aš prisimenu, būdama paauglė, kad buvo ypatinga pora tam, kad jie vienas kitam labai pagerbdavo. Matosi, kad jie išsimylėjo iki dabar, kad jie rodydavo vienas kitam labai daug pagarbos. Ir ta pora buvo labai švelni, kaip ponia Saudargas. Jie buvo kovotojai, bet labai švelni abu. Ir ponios Adolfas, jisai jau buvo pripažįstas kaip labai geras chemikas, inžinierius ir turbūt užsidirbdavo gerai, palyginti su kitų bendruomenės nariai, kur buvo labai bedni ir labai sunkiai gyvendavo.
Ir jisai visada buvo gražiai aprengtas, tas kostiumėlis gražus, su kaklaraištis, elegantiškas, jo atstovas. Ir jie kviesdavo į savo namus, labai dažnai jaunimą patikrindavo, ar mes tikrai nepamirštam Lietuvą. Ir jų butas buvo kaip Lietuvos šventykla. Viskas buvo vien tik priminė Lietuvą, rūpintojėlis, staltis, labai gražiai, elegantiškai viskas buvo sudėliota. Ir ponia Birutė Venskuvienė labai svarbi vaidmenį turėjo, nes Antanas Mončys įkūrė folklorinį šokių ansamblis ir nemažai gastroluodavom su šitą ansamblį per visą Prancūziją ir ponia Venskuvienė mokėjo groti akordeoną ir tada lydėdavo mus visur. Ir kas yra juokinga, kad dažnai buvo komunos komunistinės, kur mums pakviesdavo. Jie galvojo, kad mes iš Sovietų sąjungos. Ir mes kaip tik buvo labai gera proga ištraukti tikras Lietuvos vėliavą ir paaiškinti, kad ne, kad Lietuva yra okupuota ir buvo savotiška reklama. Ir tada prancūzai susimąstė, suprasdavo, kad tikrai va šalis, kur visiškai užmirštas ir pašalintas nuo žemėlapio. Ir aišku, mano prisiminimai apie jų visiškai normalu, kad paskui Adolfas Venskus atstovavo Europos ir NATO, tai tikrai, man atrodo, kad viskas buvo labai normalu. Ir mūsų vaikystė, aišku, labai svarbi rolė turėjo kunigas Petrošius, kur mums aš sakau dažnai, kad jis buvo kaip žvejys. Jisai paskambindavo kiekvienam šeimos nariams ir ypatingai jaunimai ir pasakydavo, tu nepamiršk, kad tu esi lietuvis ar lietuvė ir ką tu darai, išsijung. Ir tada mano visą gyvenimą jaunystę aš išsijungiau į tą lietuvių prancūzų bendruomenę. Visus kaip klasika, vasaros 16 minėjimai, motinos dienos ir dalyvaudavom jaunimo kongreso. Man būdama 15 metų gal išvažiavau į Ameriką ir tada gaudavom iš tos stipros bendruomenės daug jėgos. Mes supratom, kad tikrai kažkas kovoja rimtai už Lietuvą. O mes užaugom šitaip ypatingai su mano bičiulio Kristopo Mončio, kur yra Antano Mončio sūnus. Ir mes nekalbėdavom lietuviškai. Ir čia geras pavyzdys, kad tikrai tą lietuvybę nešiojam vis tiek. Aš nežinau, kaip paaiškinti. Mes vis tiek kovojom už Lietuvą. Ir kada pirmą kartą girdėjom apie tų tikros balsus iš Lietuvos, čia buvo per slaptą Lietuvos bažnyčios kroniką. Ir buvo išversti tekstai, kur mums perdavė kunigas Petrošius. Ir mes girdėdavom apie disidentus, apie Balys Gajauskas, apie kunigas Svarinskas ir apie Nijolę Sadūnaitę. Ir kadangi kad aš skaičiau prancūziškai šypseną gulagę, jos dienoraštį, aš galvojau, kad yra kaip apaštalų aktas, kad yra kažkas labai rimtas, labai svarbu ir iš tikrųjų teatrališkas. Ir kilo mintis sukurti spektaklį apie Nijolę Sadūnaitę. Su Kristopo Mončio pati parašėm tekstus, adaptavom jos sakinys, jo tekstas ir sukūrėm spektaklį, kur 86, 7, 8
Ir ilgai vaidinom tą spektaklį, buvo Paryžiaus centre, tokia kryptė, yra bažnyčia Saint-Eustache prie Pompidou centro, ir tam kryptė mes vaidinom spektaklį. Ir įdomu tas, kad per tą spektaklį, per tos repeticijos 86 pabaigoj, atvažiavo į Paryžių Jonas Jurašas, kur tada buvo jau emigravo per prievartą į Ameriką. Jisai lankė savo kolegos teatraliai Paryžiuje, lankė daug spektaklių, žiūrėjo. Ir jis atėjo į repeticijos. Bent jeigu viskas vyko prancūziškai, jisai dalyvavo ir net patarė mano režisierė, kad būtų labai gražu, kad pastoviai būtų ugnį tam spektakliui. Pavyzdžiui, buvo Nijolė Sadūnaitė pati viena savo kalėjime tamsoj, tada aš turėjau degtukų, kur viskai apšviesdavau šitą tamsoj. Paskui per tardymus buvo žvakė ant stalo ir tardytojas man parodė Nijolė Sadūnaitė, tas reiškia Šventos Marijos paveikslą popierinį ir nudegė su žvakė šitą paveiksliuką. Ir taip toliau, kada jinai visada buvo žvakė per visą spektaklį, tas ugnis, ir buvo Jono Jurašo įnaša. Ir man buvo kaip stebuklas, kad būtų kaip pati Lietuva atvažiuoja į Paryžių, man patart ko nors. Buvo savotiškai įdomu. Ir prieš parodą, prieš spektaklį buvo visada erdvė, kur buvo paroda apie Lietuvą. Ir paskui vaidinavom, gastrolavom per visą Prancūziją ilgam. Ir buvo Ugnė Karvelis, tada, kaip pasakyti, mes ją nepažinojom, bet jinai atsirado į bendruomenę. Mes girdėdavom, kad yra kaip juodas avilys, kur bendrauja su komunistais, nieko panašaus, nes Pietų Amerikos rašytojai buvo ne komunistai, bet nesvarbu. Bet Ugnė Karvelis grįžo ir ji mums pasakė, man neįdomu ta visa istorija apie bažnyčią ir tas, bet yra vienintelis, jūs sukūrėt vienintelis dokumentas, kur išliks ateity kaip įrodymas, kad bažnyčia buvo tikrai tylos bažnyčia, kad buvo tas represija. Ir jinai pati organizavo filmavimas ir egzistuoja tas filmas dabar, kur aš turiu tą filmą. Ir paskui, kada Lietuva paskelbė nepriklausomybę atkūrimą, buvo tas laikotarpis neaiškus tarp nepriklausomybės paskelbimo ir ar bus pripažinta Lietuva. Ir buvo labai skaudu, mes tą pajutom ir tada norėjom ko nors dar daugiau padaryti Lietuvai. Ir organizavom didelis renginys. Ir mes prašėm, mano draugė turėjo tokią asociaciją Europos kultūros mainai, les échanges culturels européens. Ir jinai puikiai programą surengė, pakvietė, prašė, kad būtų filmuota ponios Landsbergį ir jis padarė įžangą tam renginį. Ir mes visi susijaudino, kad jisai buvo ant didelį ekraną ir prancūzai tada jiems buvo labai konkrečiai aktualu. Ir mes prašėm, kad būtų gerai pareklamuota ir ieškojom teatras anksčiau
kur tas renginys organizuoti. Ir labai įdomu, dar vienas dalykas, kad jeigu jūs atsimenat, pažįstat Juozas Miltinis kaip režisierius, kur prieš karą buvo Paryžiuje ir bendrodavo su Jean Villard, su Charles Dulin ir visi tie garsenybės iš teatro garsenybės. Vienas iš jo bičiulių buvo Jean-Louis Barrault, kur turėjo savo teatras prie Elizės laukus. Ir mes pasakėm, kad mes ateinam nuo Juozo Miltinio. Ir tada jisai sakė, nu kaip, be abejo, jis žinojo, kad jau amžinatilsis, jis sakė, be abejo, Lietuva, prašau, naudokite mano teatras. Ir didžiulis teatras prie Elizės laukus. Ir tada Agnès de Boisson, kur buvo tos asociacijos pirmininkė, pakvietė daug žymių aktorių, pavyzdžiui, Laurent Terzieff, kur buvo labai žinomas aktorius ir kur buvo Oskaro Milašiaus, sakydavo Oskaro Milašiaus poezijos nuostabiai ir sukūrė kelių spektaklių apie jį. Buvo neužmirštama, kad jisai nemokamai atėjo deklamuoti, paskui buvo daugiau koncertas apie Čiurlionį ir tas pianistas iš Lenkijos, aš užmiršau, nenoriu meluoti, kur, nesvarbu. Vienu žodžiu buvo labai įspūdinga spektaklį ir parėmė Seimo komiteto apie laisvą Lietuvą. Ir tas spektaklis pasivadino Liberté Lituanie. Aš turiu dar tą. Čia buvo taip. Liberté Lituanie. Aš dar turiu tą plakatelę. Ir Aušros vartais spektaklis. Aš galiu parodyti. Šitaip atrodydavo. Atsiprašau. Ir aišku, aš esu, kaip Asta gal minėjo, Eduardo Turausko dukterė, čia nors jis mirė man būdama 17 metų. Bet aš mačiau visą vaikystę, kaip jisai nuolat dirbdavo už Lietuvą. Ir šitas kaip vaikas aš žinojau, nes dienos metu jis dirbdavo už Lietuvą, rašydavo straipsnius, kovojo, dalyvaudavo visur, kur jis galėjo reklamuoti, kad Lietuva yra okupuota. Ir vakare jis išeidavo iš namų dirbti kaip draudimo agentas, kada žmonės grįžta iš darbo, tada įtikinti žmonės, kad susikurtų kontraktą, draudimo kontraktą. Ta prasme, kad aš turėjau labai gerų pavyzdžių, pirmiausiai turbūt Eduardas Turauskas ir mano teta, aišku, Elena, ir kunigas Petrošius, prelatas vėliau, kunigas Petrošius, ponas Venskus. Ir įdomu tas, kad iš mūsų bendruomenė daug kas grįžo į Lietuvą, nemažai. Bačkis, Stasys Bačkis ir visi, kardinolas, Richardas Bačkis su sūnumi, visa šeima. Ir paskui Ugnė Karvelis, Antanas Mončys davė savo kūrinius į Palangą, yra muziejus dabar, Adolfas ir Birutė. Ir tikrai nemažai ir aš atsiradau Lietuvoje irgi, turbūt dėl to, kad aš taip ir buvau auklėta. Ačiū, kad išnašai, taip sakant, Urmo ir netikrumo darbuotojams reiškiasi, kad Eduardas Turauskas buvo paskutinis politikos direktorius, reiškiasi, nepriklausomybės. Tai taip pat yra pakvietimas
reiškia, čia irgi įsijungta, dabar perėsim prie Rimo Čiuplinsko, bet jeigu kas nors klausimų ar minčių kokių turėtų, tuoj pat galėsim tuomi pasidalinti, taip sakant, nuo Durausko iki Sadūnaitės vaidmens atlikėjos, reiškia, Karolina, man jūs Sadūnaitės vaidmenį, reiškia, visuomet taip ir reiškia, daug minčių kelia ir norėtųsi tą dalyką pratęsti. Savo ruožtų apie ką kalbam, tai kad Nijolė Sadūnaitė, man atrodo, pirmą kartą išvažiavusi vakarus, jinai pas Venskus gyveno. Reiškia, toks man kažkur dalykas yra užstrigęs, kad ar ne mėnesį, ar kiek Nijolė Sadūnaitė pas Venskus Paryžiuje gyvenusi yra. Tai va tokios atrodytų sąsajos, bet ir neatsitiktinės jos. Rimai, reiškia, paties istorija, reiškia, aš irgi mūsų susitikimas Jūtenfelde kažkada tai man giliai įstrigo ir apie šitą pokalbį kalbą negalėjau paties neprisiminti, bet teikiu žodį ir kokia paties buvo istorija. Reiškia, nors esi pristatytas kaip ir Kanados, ir Vokietijos, reiškia, bendruomenių narys, kaip prisijungtum į šitą pokalbį? Jo, tai pirmiausia, Ryte, ačiū labai už kvietimą, už garbę turėti progą šitai iškiliai publikai pakalbėti. Aš esu paruošęs tam tikrą prezentaciją, tai mes šito neišbandėm, bet dabar išbandysim ir pažiūrėsim, ar veikia. Tai aš nežinau, ar jūs... Palaukit sekundę. Veikia, viskas puikiai veikia. Matote dabar normaliai pilną ekraną? Taip, labai gerai, labai gerai. Gerai, tai čia iš tikrųjų buvo įdomi proga ištyrinėti savo keliasdešimt archyvo dėžių ir išknisti visokią informaciją iš savo gyvenimo, nes šito naratyvo neteko labai dažnai pasakoti, kadangi istorija yra irgi apie asmeninę istoriją, tai pirmiausiai prisistatysiu trumpai. Aš pats gimiau ir užaugau Kanadoje ir esu taip vadinamos dipukų kartos palikuonis, tai reiškia mano seneliai ir iš tikrųjų dar mano tėvai visi gimė Lietuvoje ir 44 metais mano tėvai dar buvo maži vaikai, bet su seneliais traukėsi iš Lietuvos ir bėgo nuo Raudonosios armijos. Dabar, kaip prieš tai gerbiamas Saudargas irgi minėjo, jie traukėsi iš Lietuvos su mintimi, kaip tuo metu buvo dar įsivaizduojama, kad bus atstatomos po Antro pasaulinio karo, bus atstatomos visos sienos tos, kurios buvo prieš Antrą pasaulinį karą, tai tas, kadangi neįvyko, tai jie neturėjo galimybės grįžti ir buvo tarp tų 100 000 vidurio ir rytų europiečių, kurie buvo nublokšti į vakarų Europą. Ir paskui įvairiais keliais atsirado Kanadoje ir mano tėvai paskui užaugę ten susipažino ir sukūrė lietuvišką šeimą. Turėjau 4 vaikus, iš kurių aš esu 4. Tai va. 86 metais aš persikėliau į Vokietiją lankyti Vasario 16 gimnaziją, kuri jau buvo ne vieną sykį paminėta. 87 metais dar sąlyginai giliu sovietmečiu prieš Sąjūdžio atsiradimą, prieš pirmąjį Laisvės lygos organizuotą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo, aš turėjau galimybę pirmą sykį lankytis Lietuvoje. 90 metais taip sutapo įvairios aplinkybės, kad aš nuo vasario mėnesio buvau Lietuvoje ir galų gale po nepriklausomybės paskelbimo dirbau pusę metų Vytauto Landsbergio sekretoriate. O šiaip tai aš baigiau
filosofijos ir informatikos studijas Vokietijoje, Bonos universitete ir jau nuo 18 metų gyvenu Lietuvoje. Aš tik neseniai pradėjau suvokti, kad aš užaugau laisvoje Lietuvoje. Ta prasme, kad Lietuvoje yra nuogąstaujama, kad prarado kone visą savo inteligentiją po Antro pasaulinio karo. Vieni buvo ištremti, kiti pabėgo į vakarus, bet nors šitie žmonės dingo Lietuvai, jie nedingo pasaulyje ir yra visa karta ar kelios kartos žmonių, kurie šitoje Lietuvoje turėjo galimybę užaugti ir aš gana vėlai suvokiau, kad aš negimiau, aš formaliai gimiau Kanadoje, bet iš tikrųjų aš tam tikrą prasme gimiau smetoninėje Lietuvoje. Nes ta Lietuva, kurią mes patyrėme, tai buvo Lietuva, kuri visiškai faktiškai neturėjo jokio ryšio su tuo metu okupuota Lietuva ir puoselėjo visas tas vertybės ir tradicijas, kurios gyvavo būtent smetoninėje Lietuvoje. Aš dabar čia parinkau nuotrauką. Čia yra mano senelis iš mano mamos pusės, Jonas Matulionis. Tai kad iliustruoti, ta prasme, kokiai Lietuvoje aš užaugau. Mano senelis buvo prieš Antrą pasaulinį karą buvo Ūkio banko direktorius ir paskui vokiečių okupacijos metais buvo finansų ministras laikinojo vyriausybėje. Paskui jis pasitraukė į Vokietiją ir vėliau į Jungtinės karalystės ir galop į Kanadą. Jisai buvo trečiasis vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas ir pirmasis pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Jisai gimė 1998 metais. Tai reiškia, kad jisai jam buvo 20 metų per vasario 16 ir jis tuos laikus dar labai sąmoningai prisimena. Visa laimė yra, kad jisai ne tik apie vokiečių okupacijos metus rašė labai išsamų dienoraštį, bet jis irgi yra nemažai prisiminimų parašęs apie 18 metus. Ir aš norėčiau paskaityti, čia gal biškį peržengsiu tas 10 minučių, jeigu Rytis leidžia, paskaityti ištrauką, kadangi tai yra tekstas apie įvykius, kurie buvo prieš daugiau nei 100 metų, bet jie yra šiandien irgi, man atrodo, labai aktualūs ir tiesiog apibūdina šiek tiek atmosferą, kurioje mes šitie dipukų vaikai augome. Tai čia yra ištrauka iš mano senelio prisiminimų apie 18 metus, 1918 metus. Kuriant savo valstybę, labai mažai kas tikėjo, kad bus Lietuva. Buvo aišku, kad yra proga, sugriuvo viena valstybė, Rusija, štai griuva ir antra. Bet kaip statyti savo, kad nieko nėra? Atsimenu savo kaimo vyrus, beveik kas vakarą rinkdavomės pas tai vieną, tai pas kitą, savaime be jokio šaukimo, be jokio iš kalno susitarimo. Nesisėdėjo namuose ir mudu su tėčiu, vakarui atėjus po visų darbų ir gyvulių pašerimo, tik vakarienę pavalgius už kepurių ir jau traukdavom per kalnelę. Ir štai žiūrėk, iš kito kaimo galo jau taip pat slenka vyrai nerimo vedini. Ir susirinkus be jokios programos, be darbų tvarkos prasidėdavo kalbos. Savos valstybės ilgesys buvo didžiausias. Principe niekas neprieštaravo, visi tik pritardavo, klausimas buvo, ar sugebėsime. Iš kur tą viską paimti? Juk valstybė išsilaikyti reikia ir kariuomenės, nekalbant apie viską kitą. Dėl pinigų žmonės nesisielodavo. Sudėsim kaip reikės, vienbalsiai sutardavo.
Bet iš kur tuos ginklus, tuos visus įrengimus, iš kur savus generolus imsime? Ir čia kiekvienas išeidavo su savo projektais. Gal tai buvo tie projektai naivus, paprasti, kaimo žmogui tik suprantami, bet buvo rūpintasi, sielotasi, gyventa. Karštesniam kalbom prasidėjo, žiūrėk, ir ašaros pasirodydavo. Tai buvo pergyventa, sielotasi, taip tas viskas buvo miela, tai buvo svajonė tokia miela, tokia sava, tokia brangi. Sava valstybė lietuviška su savo kalba, su savo prezidentu, su savo lietuviškais generolais, lietuviškai kalbančiais. Ar nebus mūsų kalba per prasta? Klausė nedrasusis. Ir čia pat visi iškart sukyla vienu balsu. O kaip buvo senovėje, kai lietuviai patys valdėsi, kada viskas buvo lietuviška ir kada visus savo kaimynus mušė? Argumentas nesugriaunamas ir įtikinantis, pesimistus pribloškiantis. Reiškia, ne pirmą kartą lietuviai kuria savo valstybę. Jeigu taip, tai ko bijoti? Tai šitas tekstas man irgi dėl to mielas ir įdomus, nes jis tam tikrą prasme dar ir šios dienos diskusija yra visiškai aktualus. Būti diasporos lietuvių prieš 90-uosius metus buvo misija su didelė M. Tai buvo misija, kaip neskambėtų keistai, misija išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą, nes nebuvo, ir dabar tai tikrai skamba keistai, nebuvo aišku, ar pačioje Lietuvoje išliks ta lietuvių kalba ir kultūra. Ir buvo savaime aišku misija kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Besiruošdamas, čia dar dabar toks kitas aspektas, prie kurio gal grįšiu šiek tiek vėliau, bet čia tik pavyzdys, kokia buvo situacija po Antro pasaulinio karo vien vakarų Vokietijoje 48 metais buvo virš 60 vaikų darželių, beveik 80 lietuviškų pradinių mokyklų, 11 progimnazijų, 26 gimnazijos ir dar, kaip buvo paminėta, buvo prie Hamburgo Pinnebergo mieste Baltijos universitete. Ir mano tėvas, pavyzdžiui, baigė Liubeke lietuvių gimnaziją ir pradėjo studijas Baltijos universitete. Ir visa tai jau nuo 49 metų labai radikaliai ir staigiai pasikeitė, nes vakarų sąjungininkai, spręsdami, ką daryti su visais šitais karo pabėgėliais, jiems pagal okupacinę zoną leido emigruoti į užsienį. Tai reiškia, kad iš Amerikos okupacinės zonos leido emigruoti į Ameriką, o iš Britų okupacinės zonos tai į Kanadą ir į Australiją pagrindę išvyko žmonės. Ir liko, niekas realiai nenorėjo likti Vokietijoje, nes buvo visiškai išbombarduota šalis ir liko didelė dalimi žmonės, kurie dėl sveikatos priežasčių negavo leidimo emigruoti į užsienį ir kiti žmonės dėl asmeninių priežasčių. Tai ta Europa, ar Europos lietuvių bendruomenė, į kurią aš atvykau 86 metais, buvo neįsivaizduotinai maža. Ta prasme, faktiškai visus pažinojo Vokietijoje, buvo saujelė tokių pagrindinių veikėjų lietuviškų šeimų, tas pats buvo Didžioji Britanijoje. Man atrodo, gal teko susipažinti tuo metu su visais Londono lietuviais, kas dabar būtų aišku neįmanoma. Ir Prancūzijoje panašiai. Tai iš visų šitų švietimo įstaigų faktiškai dabar yra tik viena Vasario 16 gimnazija, kuri irgi tik per plauką toliau egzistuoja. Tai besiruošiant šitam pranešimui, aš pažiūrėjau keliasdešimt metų senumo mano kažkokį gyvenimo aprašymą, jo paskutinė puslapį, rubrika visuomeninė veikla, nes visa lietuviška veikla buvo visuomeninė veikla, o ne profesionali veikla. Ir
Iš jos norėčiau iškelti tokius keturis punktus iš šitos visuomeninės veiklos. Tai buvo Lietuvos politinių kalinių palaikymas, politinių akcijų organizavimas, Lietuvos laisvės lygos ir sąjūdžio rėmimas ir paskui darbas atkuriamajame Seime. Ir gal šiandien aš iki ketvirto šito, nebent bus dar vėliau laiko ir bus įdomu, galėsime apie tai kalbėti, bet man atrodo įdomiau yra šitie pirmi 3 momentai. Lietuvos politiniai kaliniai buvo 2 dalykai. Vienas dalykas, tai buvo vieninteliai lietuviai, apie kuriuos ir politiniai kaliniai, ir disidentai. Tai disidentai skiriasi nuo politinių kalinių tuo, kad jie dar nenuteisti arba gyvena laisvėje, sąlyginiai. Tai jie buvo vieninteliai lietuviai, kuriuos mes pažinojom, ir jie irgi buvo labai geras įrankis vakarams pristatyti Lietuvą ir pristatyti Lietuvos bylą. Ir dabar irgi sunku įsivaizduoti, bet ta prasme, vakarų Europoje prieš 88 metus labai mažai kas, ypač jaunesnių kartų, labai mažai kas iš vis žinojo, kas yra Lietuva. Aš net patyręs asmeniškai Šiaurės Amerikoje prisistatęs žmogui, kad I'm Lithuanian, tai gavau atsakymą I'm Catholic, nes žmogus galvoja, kad Lithuanian yra kažkokia krikščionybės atšaka, o ne tauta ir ne valstybė Europoje. Tai Lietuvos politiniai kaliniai ir sąžinės, taip vadinami kaliniai, kurie buvo persekiojami dėl savo religinių įsitikinimų, buvo irgi labai geras raktas prieiti prie vakarų visuomenės, nes jiems tiesiog buvo sunku patikėti, kad kažkur Europoje yra, atsiprašant, baltaodžiai krikščionys, kurie yra persekiojami už savo tikėjimą arba politinius įsitikinimus. Ir todėl tai buvo labai geras įrankis ir būdas pristatyti Lietuvos bylą vakarų pasauliui. Bet iš tokio aktyvizmo, tai vienas dalykas, kas buvo praktikuojama, tai buvo laiškų rašymas lietuviams politiniams kaliniams. Čia jau buvo minėta Kronika ir kiti pagrindiniai leidiniai. Šituose leidiniuose buvo dokumentuojami žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje ir jie buvo paskui kaupiami Lietuvių informacijos centre Niujorke, kuriame dirbo, jeigu iš užsienio reikalų ministerijos darbuotojų tikriausiai pažįsta Gintą Damušytę, tai jinai ten buvo vadovė šito Lietuvių informacijos centro. Ir ten šita informacija iš ten buvo platinama, ten buvo verčiama į įvairias kalbas ir vienas dalykas, ką mes darydom, yra rašyti laiškus politiniam kaliniam. Čia yra nukopijuota iš Amnesty International platesnės veiklos ir tikslas buvo dvejopas. Lietuviai, kai buvo nuteisti, buvo visados dvi bausmės. Pirma buvo kalėjimas kažkur Rusijoje ir paskui antra dalis buvo kažkiek metų tremties Sibire. Tai kai jie buvo kalėjime, jie faktiškai laiškų negaudavo. Aš čia turiu netgi visokius pavyzdžius. Jūs manęs nematot, bet gerai, vėliau parodysiu. Jie tų laiškų negaudavo ir tie laiškai grįždavo, bet gaudavo kalėjimo direktorius. Ir tiesiog yra jau įrodyta, kad jeigu kalinys kažkur Rusijos gelmėse
kas savaitę gauna laiškus iš viso pasaulio, iš Australijos, Kanados, Amerikos ir Pietų Amerikos ir Europos, tai šiek tiek su juo kitaip elgėsi, negu jeigu jis jų negautų. Tai tie kaliniai, nors jie negaudavo tų laiškų, jie jausdavo, kad jie juos siunčiami. Gilstekime laikrodį, turim truputėlį taip susiorganizuoti, kad mes iki 2 turim baigti. O dar reikėtų, gal kokį klausimą, ar ką tai, jeigu truputuką... Gerai, aš paskubinsiu. Būtų įgerti. Gerai, paskubinsiu šitą reikalą. Žodžiu, ir kai buvo tremtyje, tai jie iš tikrųjų tos laiškus gaudavo, tai čia tiesiog mes čia matom sąrašus, kalinių sąrašus, įvairios progos, kada jiems būtų galima rašyti. Čia informacijos, kuri buvo platinama, apie lietuvius, čia apie Liudą Dambrauską, apie Julių Sasnauską, pačioj matosi jų adresai. Ir laiks nuo laiko pavykdavo, tai čia buvo mano toks pirmas kontaktas su Lietuva. Aš rašiau Juliui Sasnauskui sveikinimą 84 metais, kaip paauglys į Sibirą įtremti. Ir ne tik pasiekė jį šitas laiškas, bet jisai man atrašė ir jo atsakymas pasiekė mane, kas buvo gana didelė sensacija, tokia didelė sensacija, kad netgi vienas iš pagrindinių Toronto dienraščių atspausdino šitą laišką ar jo vertimą į anglų kalbą. Tai ir čia yra pavyzdžiai Lietuvių informacijos centro leidžiamos medžiagos apie žmogaus teisių pažeidimus. Čia Frozen Inferno yra ištraukos iš Grinkevičiūtės knygos apie gyvenimą Sibire. Čia Gintės Damušytės iš informacijos centro laiškas man 89 metais, kai aš jau buvau gimnazistas Vokietijoje. Mes ten apie informacijos apsikeitimą rašom ir jinai manęs prašo informacijos apie mano paskutinę kelionę į Lietuvą. Politinių akcijų organizavimas. Tai čia tiesiog norėjau pristatyti 87 metais vyko 6. pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Australijoje ir jisai vyko 4 miestuose ir vienas iš dalykų, ką mes darėm, tai kai buvom Kanberoje, tai mano iniciatyva mes pakeitėm programą, kad suorganizuoti mitingą prie Sovietų ambasados, kuris buvo iš tikrųjų gana įspūdingas. Ir mes ambasadai įteikėm peticiją ir didžiulį vainiką iš spygliuotos vielos. Ir iki šiol Australijos lietuvis Henrikas Antanaitis yra sakęs, kad šita akcija, kuri tada vyko 87 metais, yra plačiausiai nuskambėjusi Australijos žiniasklaidoje akcija apie Lietuvą arba apie Lietuvos bylą prieš 90-uosius metus. Dabar klausimas, Ryti, čia aš turiu 3 minučių siužetą apie tai, ar jį galima paleisti, ar... Praleiskime, nes įrašas šito bus padarytas ir, bandykim judėti, kad dar liktų gal kokią mintelę čia iš salės kam pasakyti. Gerai, tai aš šitą praleidžiu, ne? Taip. Gerai. Atsiprašau. Okay. Tada buvo mano pirma kelionė į Lietuvą ir čia yra Miunchene gyvenančios Alinos Grinienės, kuri buvo literatūrologo Jono Griniaus žmona. Jinai buvo tokia viena iš stipriausių lietuvių bendruomenės veikėjų ir tokia daugiausia palaikanti ryšius su Lietuvos disidentais. Ir čia jinai man parašė laišką prieš pirmą mano kelionę į Lietuvą, nes aš vežiau Viktorui Petkui lietuvišką rašomą mašinėlę
pagaminta vakaruose. Ir tai buvo tuo metu labai svarbus ir ypatingas ginklas Lietuvoje. Tai per mano pirmą kelionę iš tikrųjų aš pusę laiko ten vizą gavau tik kokiam 4 dienom ir pusę laiko buvo susitikinėjimai su giminėm ir pusę laiko su Lietuvos Laisvės lygos atstovais. Tokių kelionių metu irgi kitas dalykas, ką mes darėm, yra mes vežėm kiek įmanoma daugiau literatūros į Lietuvą. Buvo netgi specialių leidinių, kaip, gal vėliau parodysit, pamiršau, kad jūs mūsų nematot. Tai va, ir čia yra nuotrauka iš Vilniaus traukinio stoties, čia su ta skrybelė esu aš ir šalia manęs yra Antanas Teleckas, ten Vytautas Bogušis, Petras Cizikas fone, Andrius Tučkus, Leonoras Asnauskaitė, jie mūsų grupė išlydi traukinio stoty. Tai 87 metais mes, kai buvom pavasarį, Laisvės lyga per mus slaptai, per mūsų grupę perdavė informaciją į vakarus, Amerikos balsui ir Laisvosios Europos radijui, kad jie planuoja organizuoti šitą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Ir paskui toks, kadangi skubam, tai tada paskutinė skaidrė. Čia buvo, gal kažkas pamena, kad pirmieji demokratiniai rinkimai Lietuvoje nebuvo 90 metais į aukščiausią tarybą, bet buvo prieš tai savivaldybių rinkimai gana demokratiniai ir buvo į Gorbačiovo įkurta liaudės deputatų taryba rinkimai, kur irgi nušlavė sąjūdis. Ir vienas iš privalumų šitiems sąjūdžio atstovams buvo, kad jie, tapdami liaudės deputatais, gavo sovietinius diplomatinius pasus. Ir mes šitą galimybę naudojomės. Čia yra nuotrauka, kaip su Zigmu Vaišvila 88 metais mes vežam sąjūdžiui pirmą Xeroxo aparatą, kurį jis deklaravo kaip sovietinį diplomatinį bagažą sąjūdžio būstiniai. Tai mes šitai buvo gabenama technika, kuri buvo tam judėjimui tuo metu labai svarbi. Tai aš ties tuo dabar ir baigiu ir grįžtu į eterį. Ir atsiprašau, kad taip užtrukau. Toks čia žanras, reiškiasi, ir į gerą mūsų reglamento sugriuvimas, manau, bet vis tiek aš privalau pasakyti, reiškiasi, tą progą, kur kas paties nepaminėti, reiškiasi, ir kur mes čia ir kaip susirinkę, tai vis dėlto Kanados lietuvių bendruomenės, pirkinys Briuselyje. Sakant, ir ten paties šeimos ir tėvelio, man atrodo, buvo dalyvauta. Čia įsikį, šiandien ta lentelė, pirmajam ambasadoriui, ir ponė Birutė atidėtėm, tai tas faktas, kad Kanados lietuvių bendruomenė, nupirko tą pastatą, manau, mūsų čia buvimų Briuselyje, Europos Sąjungoje, prie pradžios yra fiksuotas. Ir man tas yra labai įstrigę, kai mums visai, bekalbant apie kitus dalykus, pačiam tas išėjo tarsi taip sakyti, buvo ir toks dalykas. Bet žiūrėkit, lieka 10 minučių, mes vis tiek baigsim maždaug apie tą laiką. Ar būtų kokia mintis, komentaras, ar klausimas? Dairausi čia, nes kitaip mes galim, dar duoti žodelį Astai, ambasadoriui ir taip pereitume į pietų metą, bet dar kartą, ministrė, tada jūsų klausiu, ar kokią, taip sakant, po paskutinį žodį, jeigu yra kokio tai noro, tai taip ir sugrįžtume tada ir prie Nerijaus Aleksejūno. Ministrė, jūs su mumis? A girdite? Taip. Tai, kągi, aš tik tai dar kartą
padėkoti noriu, labai prasmingas susitikimas ir labai gražu, kad čia buvo taip plačiau paimta, reiškia, ir mūsų mėly Birutė ir Adolfas prisiminti ir platesnė veikla visų išeivių, kadangi visų likimas buvo panašus ir manau, kad Lietuvoje reikėtų irgi dažniau prisiminti, ne tik tai Briuselį ir ypač dabar šiais tokiais laikais, pavadinčiau šiek tiek neramiais arba greičiau tokiais chaotiškais laikais, kada daug kur keičiasi valstybių, aš nepasakyčiau, kad keičiasi, bet greičiau atsiskleidžia visų valstybių tokie grubesni nacionaliniai interesai ir štai tokiom aplinkybėm teks dirbti ir štai mūsų ambasadai Europos Sąjungoje ir kitur. Tai toks tarpusavio kalbėjimasis, supratimas ir taip pat ne tik tai erdvėje, bet ir laike, prisimenant tos praeitus laikus ir pasinaudojant tuo, galbūt tomis patirtimis, manau, kad turėtų padėti susigaudyti mums geriau ir šiuolaikiniai situacijoje tokioj chaotiškoj. Tai dar kartą linkiu visiems ir gero darbo ir dar kartą ačiū ir kuo didžiausios sėkmės. Sudie. Ačiū. Karolina, ką jūs tartumėte? Taip. Labai malonu, iš tikrųjų mes ne kaip trupušką kaip ponas Rimas pasakė, kad mes niekuomet nekalbam apie tą praeities ir būt Lietuvoje yra tas pratęsimas irgi normalus. Ir ačiū, kad paklausėt apie šitą laikotarpį, kur buvo tikrai mums jaunystėje labai svarbus. Ačiū labai, ponas Rytė, kad pakvietėt ir Asta, kad kovoja už tą visą prisiminimų surinkimą. Tikrai labai svarbu. Dėkojam jūs. Labai. Rimai, dar kartelį, taip sakyt, paskutiniam sakiniui. Ne, tai jo, ačiū irgi, kad atradot šitą progą ir akivaizdžiai yra daug naratyvų, kurie dar, manau, yra nepapasakoti. Ta prasme, mes istorijos vadovėliuose linkę dalykus, taip, įvykius subendrinti, bet iš tikrųjų nebuvo Landsbergis, kuris išlaisvino Lietuvą, buvo kiekvienas lietuvis, kuris prie to kaip skruzdėlynė prisidėjo. Ir tas skruzdėlynas buvo, kaip dabar mėgstam sakyti, globalios Lietuvos irgi skruzdėlynas. Tai buvo skruzdėlių ir vakaruose, kurios irgi darė savo. Ačiū pačiam. Asta. Labai ačiū dalyvaujantiems ir aš esu pasiruošusi vieną citatą, kuri yra 1976 metų vasario 16 proga pasakyti. Aš pakartoju 76 dar. Kad Lietuvos nepriklausomybės klausimas nėra vakaruose užmirštas, yra pirmiausia mūsų tautos patriotizmo pasekmė. O antra, užsienio lietuvių nuopelnas, kurie nuo pat pirmosios sovietų įsiveržimo į Lietuvą dienos veikliai rūpinasi pavergto krašto reikalais. Tai yra proginė kalba Lietuvos diplomatinės tarnybos šefo Stasio Lozoraičio 1926. Kitaip tariant, sujungta visa Lietuva, šiapus ir anapus sienos. Tad šiandien sakom ačiū. O kaip reikia veikti šiom dienom, tai irgi už tas pamokas irgi ačiū. Veikti, daryti, kalti, pasieksim. Ačiū. Ačiū Asta ir šeimininkui. Vienas stebėjau
paminėjau pirmą ambasadorių, pats esi 10, dabar, reiškia, ir šių puikių namų šeimininkas, taip kad tau paskutinį žodį. Ačiū labai, jubiliejus, esu 20 šeimą. Bet pirmiausia, tai noriu tikrai padėkoti Ryčiui, nes, man atrodo, Rytis buvo šitos idėjos autorius mūsų diskusijose, žmogus, kuris ne tik idėją turėjo, bet ir sugebėjo viską realizuoti, taip sakant, ir sukviesti mus, ir sujungti, ir tikrai prisidėti prie šiandienos mūsų diskusijos. Ir kartu prie šiandienos ryto įvykio, kuris, man atrodo, yra labai prasmingas nuo šiol atstovybėje ir ateinančiam kartom turėsime salę dedikuotą Adolfui ir Birutei Venskams. Tai, man atrodo, tikrai svarbi ir diena ir manau, kad tikrai turėtume tuo ir pasidžiaugti. Kažkaip ir klausydamas, aš taip galvoju, tokios 3 išvados man peršasi. Vienas dalykas, kad iš tikrųjų vis dar mažai žinoma apie tą laikotarpį ir buvimą už tos geležinės sienos, apie, kaip ponas Rimas minėjo, skruzdėliukus ir skruzdėlytės, kurie dirbo anapus. Kaip jūs minėjote apie kalėjimo, tą tokią analogiją, kad norint iš jo išsilaisvinti, reikia kasti iš abiejų pusių. Tai mes turbūt labai visi kažkaip akcentuojame, žinom, kaip kasėme iš Lietuvos pusės, bet kaip tas buvo daroma iš kitos pusės, kartais ir pamirštame ir turbūt labai prasminga yra tai ir užfiksuoti ir apie tai daugiau kalbėti. Nes, tai buvo bendras darbas, buvo darbas visų ir man atrodo, tas turi tikrai būti įprasminta ir išsaugota. Antra mano tokia išvada, kažkaip irgi kylanti iš turbūt ir iš Adolfo tos minties, kad jis nebuvo nei pabėgėlis, net nežinau, geras žodis išeivis yra, nes jis neišėjo pats turbūt savo norą, bet buvo tam tikrų prasme turbūt tremtinys, tai čia irgi buvo tam tikra tremti žmonėm, kurie ne savo norą turėjo bėgti, palikti savo šalį, palikti tai, kas buvo kūrima, kas buvo tikima ir viską atsisakius gyventi už sienos, gyventi už geležinės užtvankos, bet kartu ir išlaikyti tas svarbias misijas, apie kurias ponas Rimas kalbėjo. Taip pat, kadangi ir man pačiam kažkaip teko šiek tiek Adolfą pažinti ir esu tas laimingasis, kuriuo teko turbūt susitikti ir pasikalbėti, tai tikrai ir asmeniškai buvus 5 metus Paryžiuje, dirbant ambasadorium ir nekart ir su Karolina bendraujant, tai man atrodo, iš tikrųjų tas 2 šitų žmonių vaidmuo buvo labai svarbus žiūrint ir į mūsų bendruomenę Prancūzijoje. Ir man labai irgi džiugu, kad mes šitą salę pavadinome atstovybėje ne vien tik Adolfo, bet kartu ir Birutės vardu, nes kartais irgi mes dažnai linkstame pavadinti vieno ar kito žmogaus, bet užmirštame ir antrąją pusę ir, taip sakant, kartu veikimą. Ir iki šiol tikrai atsimenu ambasadoje Paryžiuje darytą parodą apie diplomatinių santykių 100-metį ir kiek daug buvo įdomių atradimų, istorinių atradimų apie mūsų žmonės, kurie dirbo už mūsų laisvę Prancūzijoje. Ir ta trečia, man atrodo, išvada, kad tai, kas buvo pasakota tiek ir Karolinos, ir pono Rimo, ir tai, ką sakė ministras Saudargas, tai labai atspindi šiandienos, man atrodo, situaciją. Net tokie dalykai kaip ir laiškų rašymas kaliniams. Tai man iš karto asociacija tai, ką mes inicijavome rašyti laiškus politiniam kaliniam Baltarusijoje. Tai spektaklis Sadūnaitė. Tai vėlgi, tokie dalykai, kurie matyt universalūs ir šiandienos realybėje jie toliau yra svarbus. Tai todėl tas periodas, man atrodo, svarbus ir šiandienos yra tam tikras įkvėpimo šaltinis ir galbūt net ir tam tikrų atsakymų į tos klausimus, kuriuos mes visi ieškome, kaip toliau veikti. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju visiems ir tikrai mūsų panelistams ir ponės, ir ministrui Saudargui, ir ponui Rimui, ir Karolinai. Iš tikrųjų buvo labai įdomu ir manau, kad tai tikrai yra įkvėpimas šiandienos veikimui ir įkvėpimas ateinančio. Puikiai, tuoj baigim iš tikrųjų.
kad tai būtų ne proginiai dalykai, kad tai būtų tęstiniai, kad darbam ir toliau jie mus kviestų. Tai ačiū dar kartą Nerijau, ambasadoriui, taip pat Mykolui, te būna tas viskas nufilmuota, kaip sakant, įrašyta ir toliau naudojama, o kokiem darbam dar susitelksim, tai matysim, reiškia, darbais, o ne pažadais. Taip kad ačiū visiems pasimačiusiam, kiek suprantu, atstovybė turi šio bei to pasistiprinti, reiškia, briuseliniai dalį, o Vilniui, manau, kad susitiksim taip pat. Mielas Rimai, Karolina, ministrė, iki pasimatymo. Iki, ačiū. Ačiū labai. Proszę.